mūsų pašto skyriukas mūsų miestelėje. Matas nuima pinigų. Žiūrėkite, koks numėgstas atsisėsti prie pašto ant suoliuko. La mia foresta. Norėjau truputį įrašyti, mes čia einam į tokį parką ir labai gražiai paukščiai čiulba vakare. Tiesiog fantastiškai, kaip kokie egzotiniai paukščiai. Čia mes visada ateinam. Anąsyk, kai buvom atvažiavę, tai buvo užrakinta, čia gal kažkokius darė pataisimus ar remontus. Bet dabar jau atrakinta, tai einam truputėlį pasivaikščioti miškelį. Nu, miškelis tai čia nemažas, čia šiaip toks kalnas didžiulis ir ant kalno didžiulis miškas yra. Tai yra čia pasivaikščiojimo takeliai, tai net nežinau, kurie čia kaip toli jie vestų į mišką tie takeliai. Bet jau po truputėlį temsta ir jau eina viskas vakarop, jau dabar yra po 6-7 Italijoje. Tai čia yra tokie va takai. But do you want the toilet? No. Well, if you need to, but it doesn't look like the door was open ever. Va, mergaitės iš karto ant supinių nuėjo. Čia tokie pikniko stalai yra. Bet va čia yra toksai pasivaikščiojimų takas. Ir kuris veda turbūt toli mišką galima nueiti. Tai būtų kada visai įdom, gal kurią dieną ateisim ir prasivaikščiosim truputėlį ten ant to kalno. Pasivaikščiot reikia. Čia toks upelis teka. Silpnai. Silpnai, turbūt kai lietaus sezonas būna, tai turbūt teka stipriau. Šiaip nieko ypatingo, miestelis, kadangi yra nedidelis pats ir vaikų čia netiek daug, tai ir tas parkelis toks truputėlį irgi matosi apleistas, gal kada koks jaunimas renkasi kartais. You wanna play football? Let's play football. I don't have a straight leg. I'm trying, but it's not working. I'm trying side foot. You're crooked as well. Susiradom kamuolį pažaist. Oh! Oh! Oi. Come on, you have no power? I have no power. Suaugę žmonės atėjo futbolą paspardyt. Oi, I missed it. No, I have no power. Watch this. Oh, because of the weeds. Watch this. I'm watching. Oh! Merginos rado supinės. Louis going Ar smagu? Smagu? Look at Louis, little
thrill seeker going so high. Aha. Whee! Feels like I'm going Whee! What is down there? You ever look, there's water down running. Čia tas upelis teka apačioj. Kartais čiurlena, bet šį kartą ramus. Matyti išdžiūvęs. Mes esame mažame miestelyje, vadinasi Otati. Ir čia radome didelę šachmatų lentą žaisti. Ir sustojome. Va, štai toks miestelis. Iš tikrųjų jis labai senas atrodo. Toks ganėtinai viduramžiškas. Ir mes važiuojame prie krioklio. Kažkur skamba varpai, va ten yra bažnyčia. Čia didžiulis kalnas. Sustojome prie tokios labai senos koplyčios. Ir parašyta koplyčia di San Vito. Švento Vyto koplyčia. Ir pažiūrėt noriu, kas viduj. Aišku, čia nieko nėra viduj. Vau, o kažkada buvo bažnyčia. Oh my god. Kažkada buvo koplytėlė, per pusę suskilusi jinai. Eina savo. Einu į Municipijo. Čia mūsų paskutinė diena Italijoje. Ir einu į savivaldybę pasiimt savo sąskaitą, kurią turiu sumokėti čia būdama. Tai reikia lipti aukštai, nes eina taka žemyn. Ir čia ganėtinai toks kalniukas šitam senamiestį. Ir reikia lipti, tai truputį uždūsus. Paskui pasimsiu sąskaitą ir eisiu į mūsų parduotuvėlę apsipirkti. Štai čia bažnyčia Švento Antano kankinio. Ir kai ateini prie bažnyčios, paskui reikia nepamiršti pasukt į Via Municipijo. Štai čia neiti tiesiai, bet eiti štai čia. Nes eiti tiesiai ten reiks lipti aukštai. O čia nereikia. Čia yra kirpiklėlė, moterų kirpykla ir dirba Marisa. Ir vakar čia pasidėjau plaukus. Štai čia. Pas Marisą. Labai gražiai padarė plaukus. Išdažė. Gaminam paskutinę vakarienę prieš išskrendant atgal namo. Paskutinius kepsnius sukepti. Rytoj skrendam viskas ir viską ištuštinti reikėtų taip pat. Oi, liūdna, nes rytoj ryte jau pakuojamės viską, jau iš tikrųjų susipakavę, bet jau rytoj ryte viskas. 12 val. Mūsų skrydis.